atvyksta du psichologai. Du psichologai išeina ten. Taip, du psichologai išeina. Nešam psichologam parašėm vietą. Taip. O iš jūsų mums reikia visokių daiktų, vėlgi, kurios galima pačiupinti. Ekspertai veikia greitai labai ir šį kartą pas mus problema yra nepasitikėjimas savimi. Taigi, sveiki, brangus. Labas vakaras. Mano vardas yra Steve'as Reynoldsas ir šiandien su manim kartu lankosi svečias, mūsų draugas Antonis Bobkinsas. Iš Masačusetso universiteto, o aš šiuo atveju dėstau Nebraskoje. Taigi šiandien mes jums norėtume pristatyti išradimus, kurie jums padės pasitikėti savimi. Taip, taigi ir mes pradėsime nuo pirmojo eksponato, nuo pirmojo metodologinio daikto, kuris iš karto jūs privers pasitikėti savimi. Ir be abejo, tai yra iPhone'as! Nes, kaip sakoma, atėjo tie laikai, kur kiekvienas nevykėlis gali tapti kažko, užteka tik laikyti ranko šį telefoną. Taigi, jeigu jūs nepasitikit savimi, jūs iš karto išsitraukite šitą telefoną, dar prie jo galite įsigyti įdeklą, kuris yra tarsi kasetė. Ir tada jūs jausitės kaip tikras hipsteris ir jums nieko daugiau nereikės ir pasitikėjimas grįš į jūsų sielos namus. O aš savo raštu norėčiau pristatyti bulgarų išradimą nuo savęs nepasitikėjimo. O taip. Ir tai yra, štai, jis yra du viename. Tai yra White Vaseline. Ir šluostė. Jeigu jūs nepasitikit, jūs paimkite, įsitepkite šio vazelino veidą ir išeikite į miestą. Taip, arba dar vienas būdas, jūs tiesiog išeinate į miestą, Amsterdamo centre, turėdamas šitą kišenį ir darote taip. Kam reikės, prieis patys, kaip pasitikėjimas grįžti. Dar vienas naujausias išradimas nuo nepasitikėjimo, tai yra štai šita Citizen skaičiuoklė. Taip, tai yra skaičiuoklė. Ir tiesiog jūs ją, jeigu jūs nepasitikit savim, įsivaizduokit, sumuduliuokime situaciją. Jūs nepasitikite savim, kad ir aš dėl antsvario. Taip, ir jūs tiesiog įsijungiate ją ir pasiskaičiuojate. Pasiskaičiuojate kalorijas, kurias jūs šį vakarą suvalgėte ir padalinate iš laiko praleisto namuose. Ir gaunate pirmą nutukimo laipsnį, bet tai yra dar ne pabaiga. Nes po to jūs tą gautą skaičių padauginate iš 36, kas tai yra 360, kas yra dienų skaičius metuose ir pamatot, kad dar nieko neprarasta. Jūs turite dar visus metus sulėkėti. Ir taip jūsų pasitikėjimas savim yra sutvirtinamas šituo Citizen aparatu. Taigi, o dabar sekantis būdas, kuris padės jums grąžinti pasitikėjimą savim, tai yra paskutinis Talino universiteto mokslininkų išradimas. Tai yra štai ši puikiai kumštinė. Pirmas dalykas, aišku, yra toks. Jeigu jūs nepasitikit savim ir labai jaudinatės, paprasčiausias būdas yra neskaičiuoti iki 10 ir neskaičiuoti aveles, jeigu negalite užmigti, tiesiog pradėti skaičiuoti akis vadinamą. O šiaip bet kokiu atveju, jeigu kažkoks žmogus kelia jums nepasitikėjimą savimi, jūs užsidėjot kumštinę, dėjote į marmuzę ir tokiu atveju žmogus, kuris kelia diskomfortą, neutralizuotas, o ir krumpliai lieka sveiki. Taip pat savo raštu norėčiau pasiūlyti savo patį mėgstamiausią išradimą nuo nepasitikėjimo. Tai yra šukos. Jomis, aišku, galima ir šukuotis, bet dar reikia groti. Bet jeigu jūs nemokat, nieko nepadarys. Jūs tiesiog reikia imituoti, kad jūs mokat groti ir taip pasitikėjimas tiesiog auks. Nes šalia bus draugas, kuris padės. Taigi šiuo imitacijos metodu ir šiomis šukomis jūs pakelsit savo nepasitikėjimą savimi. Taip, taigi ir dar vienas būdas, kuris padės jums nugalėti nepasitikėjimą savimi, tai be abejo yra lūpų blizgesys. Taigi dabar noriu kreiptis į vyrus, kurie savim nepasitikė ir grįžti prie štai šito junginio.